Štai kaip atrodė kelionė į Zakopanę ir ką joje nuveikėme. Išvažiavome anksti ryte ir vakare jau buvome vietoje, pavalgėme labai skaniai populiariame restorane, kur grojo gyva tradicinė lenkų muzika. Aštuoniese pavalgėm už 160 eurų su gėrimais. Kelionės metu slidinėjom, labiausiai patiko slidinėti Belkata Transka trasose. Skipaso kaina ten apie 40 eurų dienai. Šalia šių trasų yra terminiai baseinai, vadinasi termobanė, su vaizdu į kalnus, barų lauke, fun, relax ir saunos zonomis. Tai 4,5 valandos kaina buvo 35 eurai. Dar ėjome į žygį prie Morskio Oko ežero, buvo labai gražu ir labai patiko. Įėjimas į nacionalinį parką kainuoja apie 2,5 euro. Mūsų Airbnb turėjo 3 kambarius ir vienam žmogui naktis kainavo 16,5 euro, tai labai gera kaina buvo. Na ir dar vieną vakarą apsilankėme pagrindinėje Zakopanės gatvėje, tai ten radome daug puikių kavinių ir smagiai pasivaikščiojome. Tai tokia buvo ta kelionė. Kviečiu mane pasiekti ir pamatyti daugiau kelionių video. Ir būtinai paragaukit tradicinio kepto sūrio ten Zakopanėj su spanguolių uogiene. O dieve, žinokit, tobula. Kaina 5 zlotai.